Kaip man smagu čia būti tarp jūsų, ta jūsų laužų liepsna man akis spigina. Tai aš nelabai gerai įsižiūriu, paskui prieisiu arčiau pasižiūrėti į jūsų šviesius draugiškus veidus. Oi, mes turim ką prisiminti ir turime apie ką pasikalbėti, ne tik iš praeities laikų, bet ir iš tų velniavų, kurio šiandien darosi. Kai ką noriu jums ir priminti ir padėstyti dar šiek tiek, kaip senas mokytojas, žinot. Turime prisiminti apie sąjūdį kai kurios pagrindinius dalykus, kuriuos reikia ir toliau labai branginti. Sąjūdis buvo vienybė ir tame buvo sąjūdžio jėga. Laimėdavom kaip vienybė, telkdavom žmonės į sąjūdį ir tą talką laimėdavo ir laimėjo didžiąją kovą. Išvedė Lietuvą iš nelaisvės namų, išvedė į laisvės kelią ir į laisvą būvį su atsakomybė, ką darom su išsikovota laisvė. Ar išmanom, ką daryti? Ir štai, be abejo, visi galim prisiminti ir turim ir vaikeliams papasakoti, kurių tada dar nebuvo. Didysis sąjūdžio įvykis ir stebuklas buvo Baltijos kelias. Tuo keliu susiėmę už rankų, nesidairydami vienas į kito, būvį praeitį, kokią nors padėtį visuomenėje. Ėjom visi kaip broliai ir seserys ir buvome nenugalimi. Taip pat ir paskui sausio 13 naktį, kurios sukaktys vėl artėja. Ir